Policija dabar paprašė mūsų persikelti į kitą gatvės pusę. Mes turim puikią progą pasakyti į kamerą, ar tai bus parodyta Lietuvos televizijos per žinias, reiškia, kad mes esame čionais, kad mes esame neabejingi tai, kas vyksta mūsų istoriniai tėvynei. Ir dabar žodis tau kaip renginio organizatoriaus. Na, aš tikiuosi, kad šitas renginys, šito renginio tikslas yra pasiekti kuo daugiau žmonių širdžių, taipogi užsienio žurnalistų, kad jie kreiptų dėmesį į visą istoriją, kas dedasi dabar Lietuvoje. Kad mes visi prisidėtume prie spaudimo kūrimo, kad Lietuvos teisėsaugai, kad išsiaiškintų visą Drąsiaus bylą. Aš naudodamasis progą noriu pasakyti, kad nors mes gyvename fiziškai ne Lietuvoje ir kūnu esame nutolę per 1000 kitą kilometrų, bet mūsų širdis tebeplaka tuo pačiu ritmu, kokiu plaka tautiečių širdis Lietuvoje. Aš manau, kad amžinatilsį Drąsiaus Kedžio atvejis yra nepaprastai simptomatiškas ir rodo, iki kokio laipsnio yra supūvusi, net nesiverčia žodis pasakyti, sąžinė mūsų tėvynėje. Kad tie žmonės, kurie turėtų būti atsakingi už tai, kas tenais vyksta, iš tikrųjų daro, net liežuvis nesiverčia sakyti, ką jie iš tikrųjų daro, kada maža mergaitė yra grąžinama į tas pačias rankas dėl buvimo, kuriuose, reiškia, mirė jos tėtis. Mes esame čia todėl, kad atkreiptumėm dėmesį į tai, kas vyksta. Atkreiptumėm ne tik tai Lietuvos dėmesį, bet atkreiptumėm ir Jungtinės karalystės institucijų dėmesį. Ir taip pat dėmesį visų įmanomų organizacijų, kuriuom ne tas pats, kas dedasi pasaulyje. Ačiū, kad išklausėte.